Geranoriškumo sau meditacija. Galime atsisėsti patogiai ant kėdės, sofos ar meditacinio suolelio. Galime išsitiesti ir atpalaiduoti savo dėmesį. Galime užmerkti akis ar nukreipti dėmesį į grindis. Rankos ir kojos yra nesukryžiuotos. Rankas galime patogiai pasidėti savo ant kelių. Ir jei patiriame fizinių iššūkių, galime koreguoti savo kūno poziciją ar atsigulti bet kuriuo metu atliekančią praktiką. Dabar trumpam galime sutelkti savo dėmesį į kvėpavimą, kvėpavimą niekaip nekeičiant, tiesiog pastebint, kaip mes įkvepiame orą, iškvepiame ir taip keletą akimirkų pastebėti, kaip oras patenka į mūsų plaučius, kaip mes jį iškvepiame. Ir jei praktikos metu pastebėsime, jog dėmesys nuklysta, mes visada jį galime vėl ir vėl sugrąžinti prie kvėpavimo stebėjimo. Galime leisti savo vis sugrįžti į dabarties momentą. Ir įsisąmonintai pasveikinti ir pakviesti bet ką, kas kyla šiuo metu. Galime švelniai leisti savo kvėpavimui tarsi suminkštėti, pagilėti, kol atsiras nuraminantis kvėpavimo ritmas. Tuomet galime leisti kvėpavimui tarsi tekėti pačiam savaime. Jei norime, galime visų pirma leisti savo tarsi susijungti su savo geranoriškumo pojūčiu, leidžiant savo vaizduotėje kilti prisiminimui, kuomet jautėmės maloniai, priimami, jautėme lengvumą, kuomet mūsų širdis buvo kupina džiaugsmo, pasitenkinimo ir dėkingumo. Galime leisti kilusiam prisiminimui tarsi atgyti. To prisiminimo paveikslui atgyti ryškesnėmis spalvomis. Ir galime leisti kilti visiems pojūčiams, ką mes ten matome, užuodžiame, girdime, jaučiame. Kaip visos šios patirtys veikia mus šiuo metu? Mūsų kūną, širdį ir protą. Būnant su šiuo geranoriškumo pojūčiu, galima pakviesti save kartoti palinkėjimą savo. Koks būtų malonus, nuolankus palinkėjimas savo, kuris padėtų atrasti ir užmegzti ryšį su savimi.
Leiskime savo nustebti. Galbūt iškils koks nors spontaniškas palinkėjimas. Jei ne, galime naudoti šias kelias frazes, kurios lyg giluminiai mūsų vidiniai poreikiai. Gal galiu sau leisti jaustis saugi ar saugus. Gal galiu leisti sau būti sveikai ar sveikam. Gal galiu jaustis laiminga. Gal galiu jausti ramybę. Jei norime, šios frazės gali tarsi tekėti kartu su mūsų kvėpavimu. Pirmoji dalis – gal galiu arba aš linkiu sau. Ištariant kartu su kvėpavimu ir antra dalis ištariant mintyse kartu su iškvėpimu. Galime leisti šiems žodžiams ar palinkėjimams tarsi tekėti mūsų kūnu, visa mūsų savastimi, įsisąmoninant visą tai, ką duodame ir ką gauname. Davimo aspektas gali būti paskatintas sąmoningai leidžiant tarsi suminkštėti veido mimikai bei leisti atrasti švelniai šypsenai. Davimo aspektas gali būti paskatintas liečiant vienos ar dviejų rankų delnais krūtinės, kur mūsų širdis plota. Tokiu būdu pastiprinant mūsų norą palinkėjimui pasiekti mūsų širdį. Jei tai, ką pakviečiame save daryti, nesijaučia kaip teisingas ar norimas pakvietimas, galima patyrinėti ir delnais liesti kitas kūno vietas, kurias liečiant jaučiame nusiraminimą. Leiskime sau ir nevaržykime savęs keisti sakomas frazes, jei tik norime. Šios praktikos tikslas nėra gauti tai, ko norime. Mes negalime per prievartą paskatinti mūsų norą išsipildyti. Mes nesiekiame jaustis gerai, tačiau siekiame kurti ir skatinti gėrį mūsų pačių kryptimi. Po kurio laiko mes galime tiesiog kartoti raktinius žodžius, trumpinius, tokius kaip saugu, džiaugsmas, ramybė, pasitenkinimas. Ir šiuos žodžius derinti kartu su mūsų kvėpavimu. Jei jaučiame, kokie žodžiai kaip sveikata ar laimė jaučiasi tolimi, tuomet galime linkėti savo būti tiek sveikais, kiek galime. Arba gal galiu leisti savo būti stipria, gal galiu leisti savo turėti drąsos, ar būti kantri, ar jaustis palaikoma. Galbūt tokie kreipiniai šiuo metu gali jaustis tinkamesni. Leiskime šiems palinkėjimams tekėti mūsų kūno, tarsi gydanti energija. Kad ir kokią patirtį, džiaugsmą ar liūdesį jaučiame, ar tarsi susijungimą jaučiame energingi ar pavargę, galime įsisąmonintai pripažinti bet kokias patirtis, kurios šiuo metu vyksta. Visa tai
yra šios praktikos dalis. Nėra neteisingų patirčių, net ir pasipriešinimas. Bet kada, kuomet atpažįstame save įsitraukus į įvairias reakcijas ar esant išsiblaškiusiems, tai yra galimybė sugrįžti į dabarties momentą ir priimti visą tai su atviru protu. Jei tai reikalinga, galime leisti grįžti nuraminančiam kvėpavimo ritmui. Atsiradus pakankamai erdvės, galime grįžti prie malonių, nuolankių palinkėjimų savo praktikavimo. Jei visgi pastebėsime, jog tarsi kovojame su tam tikra patirtimi, paradoksiškas palinkėjimas taip pat gali būti malonus ir nuolankus. Pavyzdžiui, gal galiu leisti savo jausti nuovargį, šį pyktį, šį liūdesį, tokį, koks jis šiuo metu yra. Ir dabar kviečiu sugrąžinti savo dėmesį prie kvėpavimo stebėjimo, pasakius paskutinę savo malonią frazę ir keletą akimirkų pastebėti, kaip mes įkvepiame orą, kaip mes jį iškvepiame. Galime pastebėti, kaip oras patenka į mūsų plaučius, kaip mes jį iškvepiame. Ir padėkoti sau už skirtą laiką šiai praktikai. Ir kai būsime pasiruošę, mes galime užbaigti šią praktiką ir atsimerkti.